Jau dabar lysim į vidų ir pradėsim detaliai valyti vidų. Kai keičiau kilimą, maždaug tą didelį purvą aš jau esu iškopęs, liko gerai padengti sėdynės impregnantais, prieš tai jas gerai išvalyti ir visur kitur lysime, kur reikėtų įlysti, kad gerai būtų išvalyta. Tai toj pat sekančiose minutėse, kurias dabar žiūrite, pamatysite būtent interjero, užsiteršusių sėdynių išvalymą. Kai ateini į modelį ir galvoji, nuo kurio galą čia pradėti, tipo. Bet jeigu sugalvoji galą, turi planą chuliganą, kai greitai susidėlioji darbus, taip seka kas po ko, tuomet ir darbas kokybiškiau vyksta ir taip galima kelis zuikius vienu kartu pašerti, vos nepasakiau šaudyti, bet aš galvoju, pertransformuosiu kažkaip kitaip, pozityviau, 2 zuikius pašerti. Pavyzdžiui, lubos, ne? Dabar jeigu aš valau lubas, būtų geriausia, kol sėdynės yra purvinusios nusivalyti, gali ant jų kažkaip irgi vartyti, žiūrėti, tai va. Geriausia būtų nuo lubų pradėti, po to sėdynės jau į pabaigą, bet tarkim, jeigu kilimą plaunam šlapiai, sėdynės plaunam šlapiai, geriausia yra pasilikti, kol jos džiūna, daryti kažkokias apšyvkės, nes mes galime, vadinama žodis apšyvkės, aš nežinau, kaip būtų lietuviškai, jeigu žinote, prašau, parašykite komentaruose, kaip pavadinti šitą dalį. Plasmasės gabalų. Durelių apdaila, ačiū, prisiminiau. Tai va, durelių apdailą galima būtų valyti, kol kažkas čia džiūna. Aš tai bent jau darau, jungiu džiuvinimą sėdynių. Ir kad vyktų kažkoks darbas, čia apsivalau, slenčius būtina nusivalyti. Gumas, va čia labai yra svarbu, va ta pačioj. Gerai išsivalyti. Čia yra dar tiesiog biški praplauta, bet dar šiaip viskas šiek kaip ir normaliai. Bet ką bandau pasakyti, kad po gumom ten kaupiasi purvas. Purvas sulaiko vandenį, vanduo ir purvas mineralinės medžiagos lygų. Mineralinės medžiagas reaguoja su kitų mineralų metalų, vyksta oksidacija, gauna druskų ir deguonies, vandens ir tiesiog čia pradeda rudėti dažnai. Tai čia yra visą laiką labai svarbu gerai išsiplauti. Toliau kilimą gerai, aš visą laiką pradedu gerų siurbliavimų. Skiriu kokias 3 valandas siurbliavimui, tada lubos. Sėdynės, kilimai plaunam, panelę pasilieku desertui, nes, kaip skamba, panelę pasilieku desertui, pabaigai, atsipalaidavimui, pailsėjimui ir atsisėdu ant sėdynių, pasikloju kažką, jeigu reikia, bet iš tiesų švarus, tiesiog atsisėdu jau ant švarios sėdynės ir taip, panelę su malonumu, paskutinius tos potėpius pasidarau, nusivalau dulkės, dar kažką ir būtinai užbaigiam paskutinių siurbimų, nes kol mes panelę valėm, sėdynės valėm, vėl bus prisidrinkę siurblio ir dar užbaigiam, tam turiu tokių savo highlightsų, bet turbūt apie tai papasakosiu kitose kartuose, ką dar įdedu į valymą, į kokias subtilybės. Šiaip viskas susideda iš subtilybių gyvenime. Nereikia dirbti niekada šabloniškai, kad ir ką bedarytumėt, kad ir tą patį masažą ir tą. Reikia prisitaikyti prie modelio, reikia žiūrėti, kas čia yra. Nu, mes turim odą, ne medžiagą, sėdynių man nereikia plauti, tai aš dabar taip darysiu. Nusivalau lubas, jau yra prasiurbta diduma. Mes su Džeku, operatorium, mano gerų draugų, šoksim dviese, kartu pašnekėsim apie gyvenimą, senai matėmės, nusivalysim sėdinytės. Pamokysiu jį porą pijomų, kaip savo automobilį prižiūrėti. Vėlgi 2 pašėrimais 2 zuikiai. Tai ir pasidarom odą, tada visur labai viską išsivalom, už gumų, taip toliau jau tas įjungiau mikroskopą, akių didumą, tada iš po didumas lendam į smulkmenas. Apsižiūrim, čia pasikelnuojam, taip toliau. Diržus, žinai, kad viską matyt. Va, pavyzdžiui, matau, galinis stiklas apsinešęs iš vidaus vaisiai, grotelės, kažkokių čia musių yra. Pasižiūrėk. Va čia jeigu pasižiūrėt. Va, čia kažkokių vabalų prisirinkę prie galinio stopo. Tai va, tada tas tokias smulkmenas, kur jau su akim žiūrim ir vertinam viską. O lubų valymas šiuo automobiliu atveju toks, kad nėra daug purvo, kurį reikėtų pašalinti. Yra dulkių, kaip ir visuomet visur, bet iš tiesų yra kvapas, įsigėręs į lubas kažkiek. Tai aš naudoju kaip valiklį, bet to pačiu kvapo suskaldytoje, pavadinkim, eliminatorių, iš Piurės firmos, visas nuorodas rasite apačioj.
nesiekiu jokio influencerio ar kažkokio reklamuotojo statuso ar žmogaus, tiesiog yra taip, kad produkčiukas tikrai geras, aš pats jį naudoju, pas man lentynos lūžta nuo jo, jis pratestuotas, Lietuvoje niekas ten labai daug nestumdo, tik vos tekom, sakau, niekas nestumdo, nei Latvijoje, nei Estijoje, nei Lietuvoje, čia yra švedų brandas, jis kažkam dar yra naujiena, bet jis yra, kaip sako, žinai, jeigu į Švediją, tai kažkaip asocijuoja su kokybė. Tai galiu pasakyti, kad panašiai yra ir apie tos produktus. Tai Gloss.com ten tie produkčiukai yra, bet grįžtant prie produkto, čia yra kvapų šalintojas. Ir aš naudoju Yeti valiklio, užsipurškiu ant odai skirto šepetėlio ir labai nestipriai, tarkim, valau dulkės, suprantat. Mano tikslas nėra pašalinti purvą, bet aš prabraukau, šiek tiek sudrekinu lubas, bet labai neagresyviai. Ir tada lubose tas kvapas, kuris įsigėręs, mano logika turėtų irgi reaguoti su šiuo dalyku, kuris šalina kvapą. Tai gali būti ir lubos, kuriuose buvo rūkoma ir panašiai tikriausiai. Tiesiog mąstau apie kvapo šalinimą. O lubos tiesiog apsidulkėjusios ir vietom purvinos, bet labai lengvai įsivalys su drėgme, kuris bus iš šio aparato. Tai va, grįžtam prie darbų. Atsiraitokit rankovės. Dar vienas lengvas patarimas, kas užsiiminėja to, bet tikriausiai įtariu, kad daug kas tai ir daro, nes taip ir reiktų daryti. Tarkim, tai yra bumperis, kažkokio automobilio detalė, mes lendam į bagažinę, mes metam įrankius, kur yra šlangos, siurbliai ir kanta trinasi, tai visuomet kažką pasitiesti. Tarkim, man reikia prasirūti bagažinę, aš kažkokią poziciją turiu ir va yra žarna. Dar geriau žarna, kad nesitrinant, dar ją ir kontroliuoti, apsižergti. Jeigu neturit skudurėlio kažką pasitiesti, bent jau apsižergti žarną, nes aš ką darau, kontroliuoju ją. Tarp kojų laikau ir kiek man reikia, nesiliečia, žiūrėkit, prie kėbulo. Bet aišku, visą laiką dar kažką papildomai pasitiesti, atsiremti, pagalvoti, pafilosofuoti, pasvajoti, atsisveikinti su tom šiukšliam, ramiai. Tai va, Džekai, čia tau aš iš tikrųjų patęsiu kaip seilinuką mažam vaikui, kad nesubražytų man kėbulą, kai dirbi, jeigu dar neįvaldys tas viskas tarp kojų. Tai po kol kas pradėk nuo naujoko statuso, pasiklok kažką. Gerai, Džek, tau reikia prasirti bagažinę, kol aš lubas valaus. Čia nepamiršk prasirti, taip, pafilmuok. Tarkim, žinai, visas plasmasėlės, viską turi gerai prasirti, biškį užmetė akį, pasikeli čia, okei, nepamirš šitos zonos ir naudoja kompresorių, labai yra geras daiktas, pasižiūrėk. Išsiputinėjai su kompresoriumi iš tarpo, filmuok čia. Iš tarpelių išsiputinėjai. Slykas, netgi čia pradarai, žiūrėk, sausgyslinė, biškį duodi orą. Pum, 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 pum. Lengvai, žinai, kažko nesužeidžiant. Tiesiog dulkės esmė įsiputinėjai iš visų tarpų. Kompresorius game changeris yra šitam valyme. Be jo aš neįsivaizduoju iš vis detailingo, nei valymo, nei surbliavimo gero, nieko. Tai va, Džekai, panaudok būtinai kompresorių, okei? Pasižais, davai. Bet nu labai sunkiai valosi tie dalykai, o taip norisi nuvalyti, nes nu pažiūrėkit, kaip atrodo, krenta į akis kažkoks baltas reikalas. Nu va, kur kas geriau.
dabar, kaip matote, jeigu gerai matote, nežinau, kaip kamera perduoda vaizdą jums, bet pusė durelių yra impregnuota su tokia priemonė odai. Tai yra apsauga, impregnacija, elastingumą atgauna oda, šviežiena tokia. Vėl oda tampa elastinga ir atsigavus, pamaitinta. Tai oda turi poras, sulės, taip toliau. Tai tepu tokį penelį. Nežinau, sakau, aš reklamėlių nedarau nei ką, bet čia tiesiog Sonoxiuko toks produktėlis, aš nežinau, čia užsienietiškai prirašinėta, nieko negaliu apie jį papasakoti dorai. Bet pabandžiau, žodžiu, tepu, bet paaiškinu, kodėl tepu. Ir dabar pusė durelių iš tiesų blizga, pusė yra matinių. Pagal viską salonas turėtų būti matinis. Pati geriausia valymo, kai gerai išvalytas salonas yra vidus matinis, išorė blizganti. Bet tikiuosi tas penelis toj susigers, jie nuvalius skudurėlių. Nebeblizgės taip, bet man esmė dabar fokusas yra į odą, kuri labai senai įtariu negavo gero impregnavimo ir kondicionieriaus. Tai pagal viską reikia visas sėdynės, viskas tokiu peneliu išvalyti, bet čia yra tik dėl odos. Šiaip skonio reikalas, kai kuriems patinka kaip blizga viduje, jiems atrodo švaru, kai kuriems matinė. Bet daugiau renkasi matinę. Tai va, vyksta toks pasklaidimas ir viskas. Dabar leidžiuosi įsigerti, paskui dar praeisiu ratą visas medžiagas ir su skudurėliu dar perteklį nuvalysiu. Na ką, oficialiai pagaliau vidus yra švarus, bent jau mano akiai, esu patenkintas rezultatų, sėdynės impregnuotos, gumytės išvalytos, visos plasmasytės, ekranėliai, mygtukai, knopkės, kilimai. Palauk, dar leis papasakoti, pasidžiaugti rezultatų. Palauk, kažkokį pūką radau, filmuok, juokauju, filmuok. Taigi, paskutinis iš tikrųjų momentas toks. Pasiemi švarų skudurėlį. Ir jau su švariu skuduriuku plasmasytės visur apsivalom, kur galėjo mum beimpregnuojant įsiriebalinti kažkas ar panašiai. Tokį paskutinį momentą praeinam. Šiaip su skydelio valymu greitas toks vėl pamakėlė. Niekada nespauskit stipriai ir tik šviežia nauja šluostė. Nespauskit stipriai, niekuomet labai lengvai susibraižo jisai. Tiesiog gražiai, labai švelniai, dulkytės nubraukėt ir viskas. Taip, paskutiniai tokie, sakau, pasižiūrėjimai, kaip viskas atrodo, bagažinytė, tvarkinga, ar viskas vietoj, kliento daikčiukai vietoj. Man patinka modelį padaryti taip, lyg kad naujas būtų, ką tik iš salono, žinai, tą visą būklę atgaivinti pirmą. Tai ir turime naujus kilimėlius. Dabar tokie yra gan ant mados, ant bangos tokie vafliai. Nu, aš dar jų gyvai nebuvau dėjęs, bet žinau, kad kai kurie klientai užsisakinėja juos, darosi. Nu, gerai, pasižiūrėsim, kaip jie įsistatys tie populiarūs čia dabar tokie ant bangos. Čia iš tikrųjų yra nei guma, nei medžiaga, toks putplastis, tokia kieta putplasčio medžiagytė. Čia, kiek suprantu, bus keleivio, palaikykite, džekai. Šiaip galima biščiuką pafilmuoti, kaip atrodo visas vaizdelis, pedaliukai, tvarkingai, gražiai. Ok, leiskite uždėti kilimuką. Irgi gerai, kad yra šitie pliusas, kas padarė kilimėlius, nes bimbaliukas turi šitos variantus. Tiesiai ant jų ir dedam. Kas mane labai patinka, čia va galėtų irgi būti kokia lipuškė, kad va taip prisikliuotų ir įsilenktų. Dabar po kiek laiko biški taip orės stovinėja. Nu, arba susigulės, bet kilimukas visai patraukliai žiūrisi šaikelė. Tikrai vaizdas geras. Pažiūrėjom iš tolo.
Thank you.